Visai neseniai rugsėjį aš lankiausi Vilkaviškyje pas mažą Šlenfuktą, 8-oką Vytautą. O šiandien aš ir vėl čia pas didį Šlenfuktą, 11-oką Vygantą. Esu Vygantas Šlenfuktas, mokausi Vilkaviškio Aušros gimnazijoje. Mokykloje labiausiai domiuosi fizika, chemija, biologija, matematika. Po pamokų mėgstu su draugais nueiti pažaisti krepšinį tiek salėje, tiek lauke. Mėgstu žaisti su kompiuteriu, klausyti muzikos ir aktyviai leisti laiką. Vygantas yra toksai žmogus, kuris išoriškai atrodo labai ramus, nepajudinamas, bet tai yra labai darbštus žmogus, kuris gali padaryti bet kokį darbą iki galo, visada juo galima pasitikėti. Jis pats protingiausias iš mūsų klasės. Mažai šneka, bet dažniausiai labai daug pasako. Vygantas yra tikrai labai geras mūsų klasiokas ir draugas. Kokią muziką klausaisi? Klausau viską nuo repo iki hardroko ir metalo. Iki hardroko ir metalo, labai įdomu, nepanašu į tave, žiūrint, kad klausaisi metalo, kratai galvą, nusiemi akinius. Ne, klausau ramiai. Ką dar mėgsti veikti, man atrodo, kažkokius galvosūkius spręsti, kiek pamenu? Taip, mėgstu spręsti sudoku ir kryžiažodžius. Kur įsivaizduojate Vygantą po, sakykime, 10 metų? Po 10 metų aš Vygantą įsivaizduoju dirbantį mokslinį darbą. Tai yra žmogus, kuris gali susikaupti, tai yra žmogus, kuris gali padaryti mokslą. Tai visų pirmiausia, tikiuosi susijęti savo gyvenimą su tiksliaisiais mokslais, su chemija, fizika, matematika. Tikiuosi pabaigti medicinos universitetą ir ką nors susijęti su chirurgija. Vygantai, tu geriausias, tegul priešininkai tavęs bijo. Jie ir bijos jo. Vygantas laimės, aš tikiu juo. Kas tave labiausiai palaiko šitame žaidime? Manau, kad mane labiausiai palaiko tėvai su broliu. Brolis nes dalyvavo, o tėvai nes lydės. Taip. Gal nori jiems kažką pasakyti? Norėčiau pasakyti didelį ačiū. Ir nuo manęs.